Kai spraito turiu, tai kaip bus bloga nuotaika. Tomukai, va tas pats klausimas. 17 tūkstančių, tau 16 metų, 15, 16, nu tiesiog ir tau reikia pirkti kažką. Jonas perskaitė mano mintį, tai aš vietoj vitaminų kamuolį dar nusipirkčiau. Geras krepšinio kamuolys už 17 tūkstančių litų. Mačiulis gali lyginti rezultatą. Lygu, 1-1. 4-3, Delinikaitis, Vinis. Prieš kokį žaidėją 1-1 pats gautum į kaulus? Iš viso, sakykime, krepšinio visos padangės. Aišku, čia galėčiau vardinti begalę žaidėjų, nuo kurio turbūt irgi, kaip pasakyti, liaudiškai pasakysiu, atsikraučiau. Bet man yra tekę žaisti ir nemažai tekę žaisti, kaip dar Arvydas Macijauskas buvo pačiam pike sportinės karjeros, taip kad prieš jį tikrai laimėti man buvo vienas iš didžiausių iššūkių turbūt. Supratau, ką galėtum palinkėti šiems jauniesiams krepšininkams, kurie galbūt kažkada atvers duris profesionalų krepšinį? Iš tikrųjų palinkėčiau nenustoti dalyvauti tokiuose turnyruose, nes tai yra labai gera patirtis ir kuo daugiau tokių žaidėjų bus, tuo bus geriau visam turbūt Lietuvos krepšiniui. Tokiam turnyre nesu žaidęs iš tikrųjų, bet tikrai malonu matyti, kiek net per lietų, kaip jaunimas žaidžia ir kaip iš tikrųjų myli krepšinį, tai manau, ką galima palinkėti, tai kad nedingtų tas noras ir toliau stengtis tobulėti ir pakeisti mumis rinktinį. Važiuojam. O ne. Kas čia buvo? Modestas Paulauskas. Gerai, atvažiavau nugalėti ir nugalėjau. O pasakyk, iš kokio miesto atvažiavai? Iš Klaipėdos. Tai čia visai arti, klausyk, ar ruošiesi Naują Orleaną? Po truputį. Ką ketini parodyti rugpjūčio 3 dieną būtent čia Palangoje finale? Ką nors įdomaus, kas tikrai sudomintų ir paliktų didelį įspūdį teisėjams. Sveiki dar kartą.
Naikės atėjau, žiūrėkit, aš jau pusmetį turiu Sprite. Pavargai? Labai. Žaidimas 1-1, tai yra visas krepšinis. Visas krepšinis. Žaidėjas turi parodyti, ką jis moka, kaip jis gynasi, kaip jis puola, kaip jis meta į krepšį ir bendrai, O tik po to taktiniai dalykai prasideda. O po to taktiniai. Čia kuo stipresnis žaidėjas, kuo jis yra geriau paruoštas, to bus ir stipresnė komanda. Silpni žaidėjai, tai sudarys paprastą komandą, silpną, o aukšto lygio žaidėjai, kuris gali apeiti varžovą, gali įmesti, aišku, kad bus stipri komanda. Ir čia va toks dalykas, kaip žaidimas 1-1 labai daug duoda krepšininkų. Skaitau, kad po to, kai pereina į vyresnį amžių, daug kas sustoja, nebedaro pažangos. O dėl to, kad nebėra individualaus darbo. O tas individualus darbas rutiravo taip su partneriu šitą žaidimą. Ar buvote Palangoje stovyklaujančią aplankę rinktinę? Buvau. Kokios ten nuotaikos? Buvau. Nuotaikos geros. Visada manęs, kai klausdavau, kokios nuotaikos. Sakau, kol nežaidžiu, viskas gerai. Perduodu linkėjimus Vaidui Pukinskui, Justinui Gaideliui. Kam dar? Mamai, tėčiui. Jeigu jis patenka tarp 4. Treneriui perduodu linkėjimus. Gerai. Visiems treneriam. Gerai, tvarkoju. Visam Kaunui, visiems Šiauliam. Traukit vieną kortą, belia kokią. Pažiūrėkit, ne, parodot visiems. Parodom. Dėkit čia. Žiūrėkit. Dabar sprakteliu, čia ignor. Sprakteliu pirštais ir žiūrėkit vieną raudoną kortą, ne? Taip. Ir jūs pati matėt, kad išsirinkot savo kortą ir matėt, žiūrėkit. Čia jūsų korta, ne? Duokit ranką, būkit man stalas. Žiūrėkit. Taip. Aš ją paduodu čia. Supratau. Sakykit stop, kad norit, belia kada. Stop. Žiūrėkit, įsiminkite, ne? Nu. Ir žiūrėkit dabar. Žiūrėkit, ar matot vieną kortą raudoną? Nematot? Ne. O kas čia, žiūrėkit? Ei, sukčius!